Labą dieną, su jumis sveikinasi Likiškėlių progimnazijos pradinių klasių mokytojas Asta Verickienė ir Gita Kornelienė. Labai malonu. Kviečiame pasižvalgyti po mūsų erdves. Ar matosi? Viskas gerai, taip? Taip. Taigi šiandien mes apžvelgsime, kokias STEAM veiklos yra įgyvendinamos Alytaus Likiškėlių progimnazijos pradinėse klasėse. Sau įsikėlėme tokį kaip ir šūkį kartu – išbandyk, atrask, suprask. Taigi STEAM veiklos, kaip ir jau buvo ne kartą minėta, apima šias sritis – tai gamtos mokslus, technologijas, matematiką, inžineriją ir dizainą. Mūsų Likiškėlių progimnazijos pradinukai dirba integruotai. Ir tos integruotos ugdymo programos dėka vaikai pažįsta ir tyria juos supantį pasaulį ir artimiausią aplinką. Mokiniai tyrinėdami, eksperimentuodami, atlikdami bandymus ir projektuodami įgyja praktinės patirties. Tai kartu sužadinama ir jų vaizduotė, skatinamas kūrybiškumas, loginis mąstymas ir mokymasis. Taigi, kviečiame visus pasižvalgyti į Likiškėlių progimnaziją. Na, o mūsų gimnazijoje mes įskyrėme šias sritis, kurios mūsų manymų yra pačios stipriausios pradinukų ugdyme. Na, tai nieko naujo. Jaunojo tyrėjo laboratorija, programavimas, konstravimas, projektai, stebėjimai gamtoje, mokyklos erdvių kūrimas, plenerai, kūrybinės dirbtuvės su mokinių tėvais. Labai džiaugiamės, kad mūsų progimnazija turi jaunojo tyrėjo laboratorijoje, kurioje galime atlikti įvairiausius eksperimentus, išbandyti įvairiausias priemonės. Nes STEAM veikla per patyriminį ugdymą suteikia mokiniams galimybę mąstyti, kelti hipotezes, aktyviai tyrinėti pasaulį ir mokytis konstruojant bei eksperimentuojant. Na, o kągi mes veikime to jaunojo tyrėjo laboratorijoje? Čia mes įskyrėme tik tai keletą, 8 bandymus, eksperimentus, kurie mūsų manymų yra pasiteisinę. Tai ir pieno savybių eksperimentas, ir balionas, vitamino C eksperimentas ir taip toliau. Nagi pasižvalgykime taip. Štai pirmoje nuotraukoje matome, kaip mokiniai tyria vitamino C pirmoje nuotraukoje matome pojūčius ir kaip mokiniai turi pasakyti vaistažolės pavadinimą ir ją pristatyti. Vykdė bandymą, kurio metu išsiaiškino, kokia vandens temperatūra įtakoja arbatos spalvą, skonį ir aromatą. Štai apačioje nuotraukoje matome, kai vaikai tyrinėjo vitamino C naudą. Taigi švieži vaisiai, daržovės ir uogos, mokiniai atliko tyrimą, kurio tikslas nustatyti vitamino C kiekį vaisiuose ir daržovės. Dirbdami porose, vaikai susmulkino vaisius ir daržovės, po to įspaudė sultis ir testinėmis juostelėmis išmatavo vitamino C kiekį. Mokėmės jungti elektros grandines, piešti su pienu, deginti su žvake. Įvairiausius darbus, kurie priverčia mus susimastyti ir atrasti atradimo džiaugsmą. Galiausiai, kai jau visi bandymai išbandyti, kai nusprendžiame, kurie patys kūrybiškiausi ir gražiausi, vykstame pasirodyti į Respublikinę praktinę konferenciją Jaunasis Einšteinas, kurios metu mūsų mokyklos mokiniai iškelia hipotezę, atlieka eksperimentą ir padaro išvadas. Taigi Respublikoje mes tampame matomi ir pasidalijame gerąją šią patirtimį. Programavimas. Mokiniai susipažino su mokymosi aplinkos Scratch Junior pradmenėmis ir mokosi programuoti. Išbandė mokomuosius žaidimus Bluebot, Scooter Go. Žaisdami ėmė suvokti, kad norint atlikti užduotį, reikia sukurti, užrašyti veiksmų eilę, tam tikrą programą, mokėsi ieškoti dėsningumų. Konstravimas. Mokinius supažindiname sukonstruoti tinkamais darbo reikmenimis, medžiagomis, su nesudėtingu dirbinių konstravimu, detalių jungimo būdų įvairovę. Per aplinkoje ir joje vykstančių procesų stebėjimą, tyrinėjimą mokama surasti ir suvokti ryšius tarp skirtingų technikų ir technologinių procesų.
Nuo 1 klasės mūsų mokykloje vyksta finansinio raštingumo pamokos. Vienoje iš jų mokiniai naudodami skaitmeninę mokymo priemonę išmanieji robotai susipažino su dailidės amatu, o apsilankę svetainėje City Creator statė miestą. Vėliau projektavo, modeliavo, konstravo ir pristatė savo svajonių namą. Pagal duotas schemas konstruoja lakių konstruktoriai. Taip pat dalyvauja konkursuose, vienas iš jų skraidantys automobiliai. Vaikai turėjo nubraižyti brėžinį ir pagal jį sukurti automobilį. Integruotos pamokos pasaulio pažinimo matematikos dailės vyksta Smėlio saloje. Vienoje iš jų vaikai susipažino su piramidėmis ir naudodami smėlį jas statė. Iš antrinių žaliavų konstruoja lesyklėles. Gilindami saugaus elgesio kelyje įgūdžius, konstravo robotus ir jų pagalba mokėsi eismo taisyklių. Stebėjimai. Stebėjimai, tyrinėjimai gamtoje vaikams atveria vis naujų paslapčių. Padeda geriau ją pažinti ir daryti savus atradimus, išvadas. Draugaujant su gamta atsiranda galimybė pasijusti jos dalimi, ją pajusti visais pojūčiais. Mokiniai vienų išbandymų stebėjimų metu stebėjo, skaičiavo matytus sparnuočius, o surinktus duomenis pavaizdavo diagramoje. Iš pasirinktų medžiagų gamino paukštelius ir lizdelius jiems. Na, o dabar pasižvalgykime po mokyklos erdves, kurias puošia taip pat mokinių darbai. Dailės ir technologijų pamokose, kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai karpo, spalvina, piešia, eksperimentuoja su turimumais priemonės. Ir taip mūsų mažieji menininkai sukuria jaukias spalvingas erdves, ne tik mokyklos erdvėse, bet ir Alytaus valstybinių įstaigų erdvėse. Plenerai, kurie vyksta mūsų mokyklos vidinėme kiemelyje. Kūrybinės dirbtuvės su mokinių tėvais visų švenčių metu tai yra vienas iš svarbiausių kriterijų. Tikėkime, kad ši pandemija tik šiais metais mums sutrukdys susitikti su tėveliais ir tas dirbtuves įgyvendinti. Nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos progimnazijoje diegiami verslumo ugdymo elementai. Vienas iš jų projektai. Tai veikla, kurios metu ugdomos dalykinės ir bendrosios kompetencijos. Jų tikslas – išugdyti novatoriškai mąstančią, socialiai atsakingą asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti. Su mokykloje vykdomais projektais galima susipažinti mūsų mokyklos svetainėje. Na, kadangi labai daug mes pasididžiavome, pasidžiaugiame savo mokyklos nudirbtais darbais, na, kad jums būtų kažkokia nauda iš to, mes norime taip pat jūs pamokyti vieną eksperimentą. Kaip žinome, mūsų pradinukams kartais labai sunku įsiminti vaivorykštės spalvas. Taigi šiandien mes jūs pamokysime, kaip pramokinti pradinukus išmokti vaivorykštės spalvas. Šio eksperimento tikslas – vaivorykštės spalvų pagalba ištirti prisotintų klampių tirpalų savybės. O mums reikės mėgintuvėlių, stiklinių indelių, šaukšto, maistinių dažų arba guašo, cukraus ir pipetės. Į 6 indelius įpilame po 100 ml šilto vandens. Į pirmąjį indelį įdėkime 8 šaukštus cukraus, į antrąjį 6, į trečiąjį 4, į ketvirtą 2, o į penktąjį visiškai neberkime. Cukrų gerai išmaišykime, kad visiškai ištirptų. Į kiekvieną indelį įberkime maistinių dažų, į pirmąjį raudonų, į antrąjį oranžinių, į trečiąjį geltonų, į ketvirtąjį žalių ir į penktąjį mėlynų arba violetinių. Tai tarsi mūsų vaivorykštės spalvos. Paėmę pipetę, lašinami mėgintuvėlį skirtingų spalvų tirpalus, nemaišant spalvų eiliškumo. Pastebime, kad spalvoti tirpalai nesusimaišo, tad galime išvysti vaivorykštės spalvas mėgintuvėlyje. Taigi išvada tokia ir padarysite, kad klampus cukraus tirpalai yra sunkūs ir nusėda mėgintuvėlyje. Na, o kad dar labiau vaikai įsisavintų vaivorykštės spalvas, jiems labai tinka posakiai, kurie ir išmokys šias vaivorykštės spalvas. Raudonai, o gal žaliai, žydi marių vandenai, raudona, oranžinė, geltona, žalia. Ir štai šitie 3 dar posakiai, kurie tikrai padėtų mūsų pradinukams išmokti vaivorykštės spalvas. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Iki.